Sveiki, mėlyjeji. Jeigu jums plaukai slenka, per anksti žylate, plinkate arba plaukai silpni, lūžinėja, tai tuomet šis pokalbis jums lygiai taip pat, jeigu jis vargina galvos odos problemas, tarkime žvynelinė. Ir šiandien kalbėsime ir apie tai, ar plaukai yra vien grožio reikalas, sveiki plaukai, ar ir jie informuoja apie sveikatos būklę. Prieš pradėdama pokalbį labai kviečiu jūs prenumeruoti mano YouTube kanalą, jeigu to nepadarėte, nemokama prenumerata. Ir patiktukinti, jeigu manote, kad šis video to vertas, lygiai taip pat jau dalintis ir komentuoti. Įdant būtų aiškesnis šiandienos pokalbis, tai aš noriu kai ką anatomiško patikslinti jums, fiziologiško, kad plauko struktūra yra tokia, tai yra plauko kūnas, šaknis, jinai yra odoje, plaukų maišelyje ir kad plaukas susideda iš kutikulos, žievės ir širdies ir kiekvienam maišelį atsiveria viena arba kelios riebalų liaukos, kurios sutepa plaukus ir odą ir kad prie to plauko maišelio tvirtinasi raumenukas, kuris pakelia plauką ir šalčio arba streso metu mūsų oda pašiurpsta ir sakome, kad jinai yra tarsi žąsies oda. Na ir plauko folikulas yra ta vieta, iš kurios auga plaukas ir jų turime apie 5 milijonus, naujų gyvenimo eigoje neatsiranda, jie susiformuoja mums gyvenant dar mamos įsčiuose. Ir kad plauko, tas folikulas, jis nuolatos atsinaujina, tai yra gyvas, o pats plaukas yra negyvas. Ir kad ląstelės auga iš plauko šakny labai intensyviai dalinasi ir tiesiog naujas ląstelės iš apačios stumia senesnės, tai plaukas tysta. Ir kad plauke mes turime tokį pigmentą, ląstelės melanocitus, kurie gamina jį ir skirtingos plaukų spalvos galimos dėl to. Na ir yra 3 plaukų augimo stadijos, tai pirma jų yra augimo pati ta stadija, kuri trunka 2-7 metus ir maždaug 80% mūsų plaukų yra šioje stadijoje. Na, o nykimo stadija trumpesnė, ji gali trukti kelias savaitės ir turime tokių plaukų, kurie yra nykimo stadija apie 15%, likę 5 nuošimčiai yra ramybės fazė, kuri gali užtrukti iki kelių mėnesių ir kai pradeda augti naujas plaukas, senus prarandame. Tai yra normalu. Ir kad plaukų augimo ciklą kontroliuoja toks epidermio augimo faktorius ir šį geną aktyvuoja vitaminas D. Kalbėsime apie jį dar išsamiau. Na, o dabar apie tokias labiau žinomas gal daugumai ir paprastesnės plaukų slinkimo arba silpnų plaukų priežastis ir vyšnaitės ant torto paliktos vėliau. Na tai hormoninė kilmė tų silpnų plaukų galima, tokia kaip testosterono perteklius, tiesiog sudegina folikulą. Na ir nuo šio poveikio, šio vyriško hormono poveikio, kurį turime ir mes moterys, apsaugo vitaminą D3, gali sukalkėti odą apie plauko šaknį, tai tuomet tie kalcinatai, tai vadinami, blogina maistinių medžiagų patekimą į plauką. Na, bet tame tarpe deguonies, bet apsaugo nuo šio proceso yra magnis, kuris tiesiogiai susijęs su kalcio apykaita. Na, ir kad taip pat vitaminas D3. O kiek žinau, na, dauguma žmonių vitamino D3 pasisavinimas sieja su H vitaminu, bet neretai mes nežinome, kad magnio svarba pasisavinant vitaminą D3 yra galinga. Na, šiaip magnis dalyvauja 300 įvairių reakcijų mūsų organizme ir kad jis dalyvauja 3 vitamino D sintezės etapuose ir kad jis tiesiogiai veikia to mūsų minėto vitamino H sintezę. Tai
mano šeima vartojame vitaminą D3 su magniu dėl to ir jis yra išties labai paveikus. Čia toks lyrinis intarpas, labai aktualia vitamino D tema. O pats vitaminas D3 dar vadinamas hormonu, nes dalyvauja kas 10 genų veikloje. Tai jeigu mes turim, tarkim, 25 tūkstančius genų, tai įsivaizduokit 2,5 tūkstančio genų veiklą šis vitaminas įtakoja. Na ir kalbant apie plauko sveikatą, tai vienas genas veikia į tokią plauko šakniesančią, plauko maitinančią taugėlę, vadinamą beta-kateninu. Ir šis beta-kateninas, jis yra susijęs su plaukų pačiu augimu, su atsinaujinimu. Ir šitą geną aktyvuoja vitaminas D3. Daug jo receptorių yra plauko folikula. Ir kad, žinome, dar apie tai mano paskaita YouTube kanale yra apie vitamino D3 poveikį, tiksliau. Ir kad šalia poveikio imuniniai sistemai, onkologinių ligų išsivystymui ir plaukų augimui vitaminas D3 neabejotinai reikalingas, o daug kam iš mūsų trūksta. Na ir su amžiumi mažėja mūsų kamieninių ląstelių, iš kurių gali diferencijuotis, iš kurių gali atsirasti reikiamo trūkstamo audinio, tame tarpe ir plaukų folikulo ląstelės. Tai yra būdų, kaip kamieninių ląstelių gamybą aktyvuoti ir tų nusidėvėjusių ląstelių kiekį mūsų organizme sumažinti. Jos eikvoja mūsų energiją ir mums taip netarnauja. Jis turėtų susnaikinti, bet ne visada tai padaro. Na ir cinko trūkumas. Be jo silpnesni plaukai, plonesni, gali slinkti, geležies stygius, dėl to reiktų tirti feritiną, folio rūgšties gali trūkti. Nėra kam pernešti deguonį B12. Taip pat vitamino stoka neretai yra. Na ir endokrininės kilmės kita priežastis, tai yra skydliaukės hipofunkcija, per maža funkcija. Jinai susijusi su abiejų lyčių plaukų retėjimu. Žinoma, kad organizmo tarša veikia daugybė plaukus formuojančių, plaukus plaunančių priemonių, yra su cheminiais ingredientais, šampūnais, su parabenais ir taip toliau. Tai žinoma, kad plaukai dėl to nukenčia, lygiai kaip ir jeigu mes juos vilinam saulėje, nepridengta galva būnant joje, ir organizmo tarša, be abejonės plaukų folikulo mityba keičiasi. Na ir ankstyvas plikimas gali būti susijęs su drėgmės kaupimusi folikulas, nes plaukai maitinasi prakaitu o jeigu šitas skysčių balansas folikulė nepakankamas, plaukams įtakos turės neabejotinai. Ir jeigu valgo per daug aštraus maisto, tai tiesiog plaukai gali pradėti slinkti. Na, o vyšnaitės ant torto tai yra tokios holistinės priežastys, nes plaukai nėra izoliuota nuo viso organizmo kažkokia tai mūsų dalis, ir vis tiek bendra kraujotaka, bendra limfotaka, bendra nervų sistema ir tos bendrai organizme vykstantys procesai vienareikšmiškai veikia mūsų plaukų kokybę. Taip pat, tai į folikulą, iš kurio auga į tą gyvą plauko dalį, iš kurio auga plaukas, turi patekti maistinės medžiagos. Tai jeigu yra folikulo mitybos sutrikimas dėl omega-6,3 disbalanso, tai reiškia dėl uždegiminio proceso, suprastėja folikulo ląstelių membranų pralaidumas, tai suprantama, kad tuomet neturėsime kokybiškų plaukų. Ir pasirodo vienareikšmiškai, tai yra įrodyta, kad mikrobiotos sutrikimas žarnyne ir odoje vienareikšmiškai atsiliepia į plaukų sveikatą. Tai patiriamas stresas taip pat. Na ir norėtųsi plačiau apsistoti ties tą disbiozę. Tai disbiozė tai reiškia gerųjų ir blogųjų žarnyno bakterijų išsiderinimas. Tai jeigu kalbam apie žarnyną,
Tai šis disbalansas veikia daugybė, apskritai visas sistemas, apie tai irgi mano video, aš neišsiplėsiu, bet dėl ko taip yra? Dėl to, kad suprastėjusi mityba, mes negauname maistinių skaidulų, o be to ir daugybės cheminių vaistų vartojimas, oro tarša, patiriamas stresas veda mus prie gerųjų žarnyno bakterijų populiacijos sumažėjimo ir tų mums sveikatai netarnaujančių, jeigu jos yra perteklinės, gram neigiamų ir visokių mielagrybių išvešėjimo. Nes šita disbiozė keičia sisteminį imuninį atsaką, tarkim, plaukų plikimas pagal šiuolaikinę plikimas pagal šiuolaikinę mediciną yra priskiriamas autoimuninių ligų grupiai. Na ir lygiai taip pat atopinis dermatitas, žvynelinė, taip pat net ir odos vėžys yra siejama su lėtiniu sisteminiu uždegimu. Beje, pleiskanos irgi rodo bendrą organizmo nesveikatą, tai dažniausiai yra dėl rafinuotų angliavandenių pertekliaus išvešėja tam tikrą grybelinė populiacija. Ne to grybelio, kurį mes įsivaizduojame dažnai, bet mielagrybių populiacija. Na ir kai kuriais konkrečiais atvejais odos, ne tik odos, galvos odos, bet ir plaukų sveikata, plaukų slinkimas yra susietas su konkrečiomis bakterijų rūšimis. Na, pavyzdžiui, kada storoji žarna yra išvešėję Lactobacillus marinus populiacija, tai tuomet sumažėja biotino arba B7 vitamino sintezė kiekio žarnyne ir tai veda prie plikimo. Na ir Clostridium difficile išvešėjimas storame žarnyne taip pat neigiamai veikia plaukų sveikatą. Na ir odos pačios mikrobiota yra, nes neturime sterilių vietų savo organizme ir plauko folikulo aplinkoje yra ne tik tai kamieninės ląstelės, imuninės ląstelės, bet yra visokių gyvasčių tame tarpe, tai ir grybeliai, tai bakterijos, įvairios populiacijos, virusai. Na ir sveikų ir tų patogeninių bakterijų santykius užtikrina folikulo sveikatą, bet jų išsiderinimas veda prie uždegiminio streso ir veikia visą organizmą, tą vadinamą homeostazę, pusiausvyrą organizme ir blogina imuninę gynybą. Taigi, priešuždegiminė dieta ir su to susijęs poveikis visam organizmui, viso organizmo ląstelėms, neigiamas poveikis, gali pasidėti prie pastebimo plaukų slinkimo. Tai odos, juk, kaip tai rodyti, juk, tarkim, žvynelinė, tai dermatitas, odos uždegimas, oda paraudusi, peršti, tai ir dažnai gydoma hormonais, kurie mažina uždegiminį procesą. Tai akivaizdu, kad tai yra uždegiminis odos pokytis. Na ir yra daug įrodymų, daug mokslinių tyrimų, kurie sako, kad storosios žarnos disbiozė, kuris sukelia pirmiausia uždegiminį procesą pačioje žarnoje, vėliau ir sisteminį uždegiminį atsaką, gali padidinti uždegiminį stresą pačiuose plaukų folikuluose. Na ir tai suteikia pagrindo teigti, kad šita šiuolaikinė dieta, kurioje, kaip minėjau, sumažėja maistinių skaidulų, labai ženkliai sumažėja maistinių skaidulų, mes jau turim gauti apie 30 gramų, gaunam geriausiu atveju 15, apie tai mano paskaita yra YouTube kanale. Tai irgi neigiamai įtakoja gerųjų ir blogųjų bakterijų santykiai su visomis pasekmėmis. Na ir žinoma, kad veikia tokios medžiagų apykaitos ligos, neigiamai ir plaukų kokybė, kaip cukrinis diabetas ir odos kokybė tame tarpe. Nes cukrinis diabetas pažeidžia visas kraujagyslės ir tokiu būdu prastina
maistinių medžiagų patekimą ir į odą taip pat. Na ir Ayurveda. Jie duoda naujos informacijos, gal kai kam naujos informacijos apie plaukų kokybę, nes mes turime duotybę dažnai turėti atitinkamus plaukus. Ir štai mes turbūt žinome, kad yra 3 konstituciniai tipai, vyraujantis pagal Ayurvedą, ir kad vata došas tai yra tos sauso, šalančio ir turinčio dažnai žarnyno problemų, sąnarių problemų, psichikos, nestabilios psichikos problemų. Tiem žmonėms plaukai iš prigimties yra sausi, galiukai šakojasi, jie gali lūžinėti, bet dažnai yra garbanoti. Jie yra ploni, jų daug, bet jie yra ploni. Pita došas, tos ugnies, to temperamentingų žmonių, tokių vedlių, lyderių, dažnai turinčių uždegiminių ligų, vis tokių savo kūne ir rūgštingumo padidėjimas, ten geras apetitas, veiklumas, energija fontanu. Tai jų plaukai iš prigimties gali turėti rausvą atspalvį, vyrams barzda gali turėti tokį vario atspalvį, jų plaukai tiesus, riebalinasi labai greitai ir moterys neretai kasdieną turi plauti galvą, o kalba došo žmonių, kurie kaupia įspūdžius, kaupia svorį, kaupia vandenis, turi gleivių problemų, yra stambesni iš prigimties ir ramesni, tai jų plaukai labai gražus, banguoti, stori. Iš tikrųjų, nemažai kas jiems tokių plaukų pavydi, bet tai yra iš prigimties nulemta, mums yra duotybė turėti kažkokius plaukus, tik tai gyvenimo eigoje mūsų gyvensena, mityba ir taip toliau, ta plaukų kokybę gerina arba blogina. Ir keli patarimai tuomet siekiant atkurti plaukus arba palaikyti jų sveikatą. Tai, žinoma, mano minėta priešuždegiminė mityba, apie tai irgi mano paskaitų yra, apie tiksinti bombą lėtinis sisteminis uždegimas, nenoriu apie tai kalbėti. Na ir kad to uždegiminio fono šalinimas turėtų būti omega-3 su polifenoliais, kokybiška, mikrobiotos atkūrimas yra privalomas, tik tai dėja šiais laikais labai daug gamintojų, tų fermentuotų, tų visų gėrimų, bet iš tikrųjų vieną žinau kol kas, kuris yra tikrai vertas pagarbos dėl puikios kokybės. Ir kita vertus, siejame ir maitiname, dėl to turi būti vartojamas probiotinės skaidulos, tirpios skaidulos įvairių rūšių. Na ir bei lėtinis stresas, kaip minėjau, labai prastai veikia mūsų sveikatą, apie tai irgi mano paskaita, neišsiplėsiu. O ir išoriškai galime prižiūrėti plaukus, tai maitinti juos, įtrinant galvos odą ir pačius plaukus sutepant tauriais aliejais. Yra visokie mišiniai, pavyzdžiui, amla, brami. Mes naudojam studijoje Bringračio aliejų, mūsų Satviko. Mes turime Ayurvedinį masažo konsultacijų studiją, kur mes įtrinam galvą, plaukų šaknis Bringračio aliejumi, skatina augimą. Ricinos aliejumi, žinau, mano patirtis buvo baisi šio klausimu. Gal dramatizavau, turbūt perdėjau, bet prisimenu dar senais laikais, dar studijų berods metais, aš įsitryniau plaukus ricinos aliejumi ir kai reikėjo išplauti, tai kaip nuo žąsies vanduo visi šampūnai, tai tuomet indų ploviklį pasigriebu, išsiploviau besidaužančią širdim, nes reikėjo į paskaitas ir galvojau, kaip taip, tokiu vienu plauku eisiu storu. Tai, bet širodara ir aliejus lašinimas į trečią akį puikiai veikia plaukus. Ir kita vertus mes organizuojam keliones į Indiją, Pančakarmos kliniką, patys buvom ten keletą kartų ir kasdien ayurvedinio masažo metu visada buvo masažuojama galva, įtrinant taurius aliejus ir dar sėdėdavom 1,5 valandos su kokia tai specialia kaukė, visiems skirtinga, užteptais plaukais, nes plaukų kokybė vėlgi
ne vien išorinis grožis yra. Na ir žiliem plaukam Ayurveda siūlo kas vakarą, esant žiliem plaukam, įsilašinti į kiekvieną šnervę po keletą lašų 4-5 nymo aliejus ir tai tęsti kokį mėnesį laiko. Įsilašinam atkraginę galvą, užspaudę vieną nosies šnervę, giliai įkvepiam, tuomet kitą šnervę ir pamasažuojam aplinkui nosį, apie nosies nugarėlę. Na ir maiste turėtų būti pakankamas baltymų kiekis, mikroelementų kiekis, o naudoti natūraliai galvos kosmetiką ir ypač visokie dažai. Kai mes slepiam savo žilus plaukus, aš jau daug metų vaikštau pas savo puikia kirpėja ekologiškai chna dažais ir tai visai nesusiję su raudonais plaukais, kaip matote, turbūt. Bet ir plaukų kokybė nerealiai nuo to pagerėjo. Džiovintuvai sporto klubuose, o ir šiaip rytais arba kada išplovę galvas, neretai skubame dirbtinai juos įžiovinti. O šiaip tai reiktų jų vengti. O eteriniai aliejai tokie kaip levandų, pipirmėtės, citrinžolės gerina plaukų kokybę. Alavijas, mano minėta amla, tai yra ir šampūnai, ir aliejai amlas, bet ir patys miltukai, daromas specialios kaukės, ten iš amlos, iš alavijo, sulčių, iš kario miltukų. Tai ir ta ašvaganda, tokia žieminė vyšnė, ayurvedinis preparatas, puikiai gerina plaukų kokybę. Tai kokius tyrimus patarčiau pasidaryti? Na, tie mums žinomi turbūt, tų visų mineralų, elektrolitų, vitamino D tyrimai kraujyje, bet ar jeigu kraujo tyrimai geri, kodėl tada turime kažkokią tai problemą, tame tarpe ir plaukų problemą? Retorinis klausimas, vienok, ne visai, nes tuomet pravartu darytis omega-6-3 balanso tyrimą, kuris ir parodo, ar patenka maistinės medžiagos iš kraujo serumo, jeigu jo sudėtis ir tobula yra, į kamieninės ląsteles, į plauko folikulo ląsteles. Skydliaukės hormonų tyrimas, pravartu juos daryti. Ir kokią tada išvadą mes galim pasidaryti iš to mano netrumpo kalbėjimo, kad šiuolaikinės mitybos pokytis, apimantis perėjimą, neskiriant laiko maisto gamybai ir sveikam pavalgymui, nuo natūralaus maisto mes tolstame ir pereiname kuo toliau, tuo dažniau prie itin perdirbto maisto vartojimo. Ir kuris yra tiesiogiai susijęs su dar tuo pačiu ir tų maistinių skaidulų sumažėjimu, tiesiogiai susijęs su tolydžio dažnėjančių neinfekcinių, lėtinių, tų degeneracinių struktūrą keičiančių ligų plitimu, dažnėjimu, klestėjimu. Na ir dėl šio pokyčio trūksta maistinių medžiagų, trūksta nesočiųjų riebalų rūgščių, tame tarpe omega-3 jūrinės kilmės, ir mes gaunam per daug omega-6 dėl visų tų cheminių taršų ir mūsų vaistų vartojimo tiek iš išorės, tiek iš vidaus, į streso ir taip toliau. Mūsų gerosios žarnyno bakterijos nyksta, veša patogeninės, reiškia. Tai irgi, kaip mes prisimenam, gal neseniai kalbėjome, blogina plaukų kokybę. Na ir nenurašykime genetikai. Taip, mes galime turėti polinkį prastiem plaukam, silpniem plaukam, bet yra priežastys, yra tam tikri veiksniai, kurie aktyvuoja tą mūsų genetinę prigimtį, ir priešingai yra veiksmai, kurie tą genetinę prigimtį slopina. Esu jums ir su jumis, ir linkiu visiems saulytės, širdį ir sveikatos.